reikia padaryti taip, kad ekspertui būtų gera čia Lietuvoje, taip, kad jis niekur nenorėtų važiuoti. Tai va toks yra sprendimas daryti ir Gregoris tam nemažai resursą skyrė, kad jauni mūsų ekspertai rastų čia savo kažkokias realizacijas ir randa, mes matom, taip, kaip ta komanda labai sėkmingai gyvenimo vandenyne plaukia ir randa toj Lietuvoje, kur visi skundžiasi, kad nėra ką veikti, o jie labai aktyviai ir įdomiai gyvena. Vat ir ne tik ekspertai, ir visi kiti. Irgi Gregoris padeda, vat tokia vis tiek vienas iš tokių darbinių krypčių Gregoriui, mes kaip dirbam su žmogaus tobulinimu, taip. Tai vienas iš tokių krypčių, kaip žmogų integruoti, kaip jį sociume padaryti sėkmingu, laimingu ir labai kitam mastelį paėmus. Labai svarbu, kad tokie žmonės jau keičia ir pati sociumą. Keičiasi lygis, jis ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet vis tiek jaučiasi jau mūsų mokyklos darbas, jaučiasi pasaulyje, kad mes esam, kad yra tokių žmonių, kurie kitaip mąsta, kitaip jaučiasi, kitaip santykius stata, kitaip dirba. Ir aišku, mes dar lašas jūrai, mūsų mažai tiesiog yra, bet vis tiek su laiku tikrai bus nuo mūsų ta einanti banga, jinai vis toliau nuo mokyklos eis. Vat, kas man labai patinka mūsų Gregoriui, kad jis toks yin-yang pusė augina vienodai, harmoningai. Nėra taip, kad Gregoris užsidaro pats savį, savam sultį, ten uždaro didelį sieną. Mes čia viduj sėdim, o aplink nesvarbu, karas, maras, tai ne mūsų darbas, mums tai neįdomu. Mūsų mokykla, kas man labai patinka, dalyvauja, jinai atvira, ateina paprasti gyvi žmonės pas mus, su savo lūkesčiais, su savo problemomis ir mes ieškom, kas iš tikrųjų rūpi tą žmogų. Ir tai, kas rūpėjo prieš 15 metų, dabar jau tokių rūpesčių nėra, tokių problemų neneša žmonės. Reiškia, jau keičiasi pasaulis. Ir tai, ką šiandien neša, aš tikiuosi, kad praėjus 15 metų, tai jau bus, ne, tokių žmonių jau nebėra, jau mes kiti. Ir tai, Indigo programa, jinai visam pasaulyje tokių mokyklų yra kaip mūsų ir greitai, ganėtinai tą laipsnį kelia, kultūrinę laipsnį, dvasinį laipsnį žmonijos pakelia. Tai faina, labai.